Sveiki YouTube prenumeratoriai, audio puslapio, audio aparatūros stebėtojai, žiūrovai. Sveiki susitikę dar kartą po ilgų atostogų prie telefonų ekranų. Šiandien turiu pasidžiaugti gerą naujieną, kad įsigijau daug geresnius mikrofonus. Pažiūrėjęs keletą apžvalgų, kur lyginamas nuotoliniai Five mikrofonai Rode, HoloLens, kuriuos įsigijau, labai kompaktiškas, geras dalykiukas. Dar viena tema tokia nelabai išvaizdi, mano suklijuota yra dėžutė. Čia matote, paprasčiausiai yra lizdai, čia įėjimas lizdas. Kas tai yra? Tai yra rimtesnis, su rimtesnė plokštė filtras ir kokią įtaką jis daro audio aparatūrai. Nustebsite, kad keli investuoti eurai gali pakeisti jūsų audio aparatūros skambesį į labai gerą pusę. Ir trečia tema, tai mano pirmasis DAC-as, kurį savo gyvenime buvau įsigijęs, apie nuotykius su juo, kaip jisai skamba. Turbūt jau prekyboje naujo gal ir nelabai rasite, nes yra ir naujesnių analogų, tai yra Music Fidelity DAC-as, V-DAC-as antras, ale anglas, bet iš tikrųjų yra gaminama Music Fidelity, daugiausia gaminių angliškų, perleista Kinijai, labai gaila. Dizainas išliko angliškas, bet gaminama yra Taivane. Tai kaip ir daugelis kitų gamintojų nuėjo lengviausiu keliu. Savo gaminius perleido kinam, kad sutaupyti kaštus, bet kinai savo ruoštų paskui daug nukopijuoja technologijų ir pritaiko savo gaminiams, nesirūpindami nei dėl licenzijų, nei dėl nieko kito. O Europa ir Amerika dėl to tik nukenčia, nesupranta, kad sutaupydami šiek tiek pinigų gamybai, vėliau jų dar daugiau prarasdami darbo vietas ir taip toliau. Mes ne apie tai šį kartą, mes kalbame apie audio aparatūrą. Tai stebime, žiūrime toliau. Pradėsiu savo pasakojimą nuo Music Fidelity. Man tai yra artima tema, nostalgija, nuo ko man viskas prasidėjo apie šitą Music Fidelity daikčiuką. Įsigijau jį prieš 8 metus tikėtina, dar gyvenau tuo metu ir uždarbiavau Norvegijoje, turėjau daug laisvo laiko vakarais, nes šeima buvo likus Lietuvoje ir tuo momentu buvau įnikęs į gramofoną. Labai gaila, kad šito puikaus puslapio nebėra ir supratau, kad man reikalingas DAC-as išgirsti muzikai ir įsigijau šitą DAC-ą. Prisiklausęs labai gerų atsiliepimų, vertinimų, apie V-DAC-ą. Gaila, kad V-DAC-as pirmoji versija yra daug geresnė. Kodėl yra geresnė? Pažvelgus į vidų, matote kamputėje nuotraukas, V-DAC-o pirmoji versija turi nemažai elektrolitinių kondensatorių, čipas lyg tai tas pats, PCM 1795 ar 172. 172 gali būti, patikslinsiu informaciją kamputėje, o šitas turi 1795. Nieko ten daug nesiskiria, skiriasi tai, kad jisai supranta daugiau formatų. Bet čia daugiau yra SMD dalių, plokštė prastesnė, realizacija supiginta, patogesnė masiniai prekybai. O V-DAC-as Music Fidelity pirmas tikrai geresnis. Jeigu antrinėje rinkoje randate tokį Music Fidelity pirmą versiją, tikrai rekomenduoju. Galite įsigyti ir tikrai už nedidelius pinigus gausite didelį garsą. V2 dėja negaliu rekomenduoti. Kodėl aš jo negaliu rekomenduoti? Kaip ir minėjau, pirma, pilna SMD detalių. Jeigu sugalvosite šitą plokštę šiek tiek modifikuoti, DAC perdarinėti, labai jautrus takeliai ploni. Tai neturėdamas gerų įgūdžių su lituokliu, neturėdamas geros technikos, aš nuraudavau takelius. Šitas DAC-as net buvo pas HiFi mediką atsidūręs, bandė jį prikelti. Tai prikėlė, nemažai pinigų kainavo, nes žmogus sugaišo prie jo daugybę laiko, kad schemą atkurti ir vis tiek po kiek laiko atšoko tie takeliai, tai jis man liko kaip, realiai turiu daug geresnių šiai dienai DAC-ų,
kokybiškiau skambančių. Tai nėra didelio gailesčio, bet tiesiog šio dako vis tiek kažkur išlenda bėdelės, mano bėdelės, kad lindau prie jo, yra pagadintas buvau. Tai kai aš jį įsigijau, pirmą, ką aš padariau, metus laiko klausiausi, jis pilnai tenkino mano lūkesčius, skambėjo geriau. Muzika buvo detalesnė, tikslesnė, skambesnė, jį klausiau iš pradžių ant rimtesnio audio centriuko, kokio neprisimenu tiksliai, bet su kuo buvo lyginama su paprastu AUX lizdu šniureliu. Paskui man trūko vis bosiuko, gero bosiuko, tvirtesnio bosiuko, vis youtuberius video žiūrėjau, gramofoną skaičiau ir supratau, kad reikia analoginio, linijinio, rimtesnio maitinimo šaltinio. Taip, analoginis maitinimas Bing Z įsigijau kinišką. Iš Kinijos padėjo ir žemos dažnis pagerėjo. Netgi lyginant buvo šitas nemodifikuotas ir linijinis analoginis šaltinis prijungtas skambėjo geriau, negu, pavyzdžiui, daug kas esate tikėtina girdėję Topping D50 su čipu SS9018, jeigu neklystu, bet Q versija, tai telefoniniai visų išgirti, bla bla bla, bet jis skambėjo šitas mano Music Fidelity geriau. Toliau buvo pakeitimai, prisižiūrėjęs internete nuotraukų, pakeičiau ant išėjimo SMD kondensatorius į plėvelinius Mundorfus baltus, pačios žemiausios klasės, bet originalus Mundorfai 4,7 mikrofarado. Šitas dakelis parodė daugiau detalių, daugiau visokių, muzika tapo subtilesnė, bet ir tai, jeigu dabar lyginčiau su savo rimtaisiais dakais, jam toli gražu iki šių dabartinių dakų, ką aš turiu namuose, o jų turiu nemažą kolekciją. Tai paklausite, kokio velnio, Martynai, ten lindai prie šito dako, kad nurovėjai takelius, kodėl keitėjai SMD dalis į elektrolitinės. Pasakysiu taip, tada tuo momentu paeksperimentavau su Volsomu dakeliu, kur prieš tai matėte video ir man šitas projektas pavyko, ten patogesnė buvo plokštė. Ir maniau, kad pakeitęs SMD nekokybiškas dalis į tikras originales japoniškas dalis, išgausiu geresnį garso lygį su šituo daku ir jis pereis į kitos kategorijos kainų lygio. Bet dėja man tuo momentu nepavyko. Tai reikia labai įsivertinti į tai, kad jeigu pilna SMD dalių ir ten nestovi elektrolitiniai kondensatoriai iš karto gamykloje numatytomis vietomis, tai bus labai sudėtinga juos pakeisti. Nepavyko, bet patirtis vis tiek kainuoja. Taigi pakeitus šitas elektrolitinius kondensatorius, taip, muzika pagerėjo, bet sakau, pats dakas dabar šiai dienai yra, jisai nenumatysi, kada atšoks kokios dalis ar takelis atšoks, nes pakaitinta yra plokštė. Pavyko išgirsti aukštesnę kokybę, bet šitie perdarimai jam išėjo ne į naudą. Tai šitas dakas buvo įsigytas numeris 1, dabar liko dėžutė, viduje plokštė, nemažai viduje yra gerų elektrolitinių kondensatorių, gal ateityje įsigysiu, būtent norėtųsi, kad čia stovėtų 1795 čipas, nedidelė kokia nors plokštė, kad būtų braižas panašaus kaip Music Fidelity, tai gal ateityje lauks dar koks nors projektėlis, kad į šitą dėžutę tilptų kitas mažas dakelis, kuris skambėtų panašiai kaip Music Fidelity 2. Galime pažvelgti į vidų, kaip yra perdarytas šitas dakas dabartinis, Volsomas V2. Kažkada daug žaidžiausi su operaciniais stiprintuvais, kaitaliojau operacinius stiprintuvus
Maniau, kad čia yra įtampos stiprinimo signalos vieta. Realiai apsigavau, tai yra USB kontroleris. Šitą USB kontrolerį išėmęs Kaitolio musės 8820, AD827 ir kitus. Ir aš galvau, kad man garsas keičiasi. Galvau minimaliai, bet keičiasi, bet realiai man tik tai vaidenosi, kai jis keičiasi. Niekas ten garsas nesikeitė ir keistis negalėjo, nes tai yra USB kontroleris, nesusimaišykite. Ir reguliatorius yra šitas. Tarp šitų plevelinių kondensatorių, kuriuos sakiau, kad pakeitėm. O čia yra kažkokia pigiena. PCM 1795 čipas stovi štai čia. Prie jo audio note kondensatorius išbandžiau. Elnasilmikus galite rudus matyti. Kerafainus, audio KA. Taip, maitinimas nieko ypatinga, viskas labai paprasta. Kokselinis įėjimas neblogas, burbraunas šitas, kuris logiką reguliuoja. Kaip USB kontrolerio dabar naudoti negaliu, nes galvodamas, kad čia yra stiprinimo signalas, o pampas, jį buvau ištraukęs, įdėjęs į šoną, reguliavau kitus ir šitą įdėjau į kitą daką ir iškart sudeginau, nes čia yra maža voltis USB kontroleris. Tai ir dabar turiu tokią problemėlę, parsisiunčiau tokį pat čipą USB kontroleriui, bet reikia kažkokiu būdu, reikia gauti programą šitam USB kontroleriui ir kažkaip įrašyti į šitą čipą. Per koksalą ir SPDIF-ą muzika skamba daug geriau negu per USB plokštę. Per USB plokštę čia integruota skamba formatu tik tai 16:44 ir nenuostabiai. Tai rekomenduoju klausytis tik per koksalą ir SPDIF-ą, jeigu turite tokį daką, nes USB plokštė nieko gero. Patikslinsiu kamputėje, kokia yra integruota USB plokštė, koks čipas stovi, dabar tiksliai neprisimenu. Tai tiek apie šį dakelį. Jeigu apie jį turėsiu kažkokių kitų naujienų, jums tikrai papasakosiu. Dako šitokie pliusai, kaip Vadimas Ratenko iš Vilniaus man minėjo, kad 1795 PCM-as naudojamas receiveriuose. Tai reiškia, kad jis naudojamas daugiausiai erdviniam garsui atkurti, filmų peržiūrai. Tai iš tikrųjų erdvinis garsas su juo yra nuostabus, labai puikiai jaučiami garso efektai, juos tik tai sustiprina, filmo peržiūra yra tikrai su juo maloni. Muzikos klausimui ne tokie. Kituose videose, kadangi labai išsiplėčiau į laiką ir neįdomu klausyti, pakalbėsime apie HoloLens nuotolinius mikrofonus. Galite vertinti, kaip dabar šitame video skamba mano balsas, natūralumas. Ir pakalbėsime apie elektros filtrus, kaip jie įtakoja elektros filtrai, muzikos kokybei, audio aparatūrai. Tikrai esu nustebęs, tai susitikime per mano kitus video, o dabar iki draugai, susitikime YouTube mano puslapyje arba audio aparatūros puslapyje. Iki!